Žiūrėti žinias, pilnas žiaurumų visokių galima ištisą dieną. Na, o filmuką nepalauk tik po 23 valandos, nes matot, vilkas ten rūko. Stebisi kažkas. Taip, gydytojas sako pacientui, dabar truputėlį pasiruoškite, truputėlį dabar bus nemalonu. Pasiruošęs? Jo. Tai va, 600 eurų tokia sąskaita. Pristačiau šeimai naują gyvenimo draugiam. Nu, žinokit, žmona buvo labai nepatenkinta. Bičiukas susirado internete skelbimą, žodžiu, erotinis skambutis. Nu, galvoju, minutė, 2 eurai. Ai, nieko tokio, paskambinsiu. Paskambina, ten susisiekia kažkaip, taip keistai šneka, nu, tai sako, tai pradėk tada. Ir merginos balsas jau kitam ragelio galė sako, aš nusiimu vieną koinę, nusiimu antrą, nusiimu trečią koinę, nusiimu ketvirtą. Bičiu sako, nu Jėzau, tai kas jums, jūs ką, aštuonkojais, kas? Sako, nu ne, šalta čia pas mus Varėnui. Mariukai, tu jau lovai guli, pamokas parašai? Ne, mama, nu tai kodėl neparašai? Nu, mam, mažiau žinosi, kiečiau mėgosi. Dar vienas dalykas, jauna rezidentė, būsima gydytoja, ateina pas gydytoją, šneka, sako, žinokit, kaip yra, kai yra rytinė vizitacija. Pavyzdžiui, kai aš, pasilinkiu, ar ne, padaryt, reiškia, pamatuot žmogaus pulsą, ar ne, dedu. Sako, šakės, tik prieinu, pradedu matuot pulsą, iškart širdis pradeda jam kalatotis. Ką reikia daryti, sako, čia kas jam yra? Sako, tu užsisek tas viršutinės 3 sagas įgali. Dar keletą. Svarbiausia moteriai ne krūtinė, o akys. Patikėkite, moteris be akių, kur kas baisiau atrodo. Dar vienas dalykas. Žodžiu, žmona su vyru važiuoja į oro uostą, į kelionę, viskas fainai, bet tokia lyg ir apsipykę. Ir vyras nešneka, nieko tyli, ir žmona taksistui sako, o sakykite, palaukit, o kiek čia iki oro uosto kainuos taksistas? 10 eurų. 10 eurų, gerai. O jeigu mes abudu su vyru važiuojam, tai kiek kainuos? Taksistas sako, nu tai vis tiek 10 eurų. Žmona atsisuka į vyrą, sako, aš tau sakiau, kad tu nieko nevertas. Geras. Dar vienas apie buitį. Tėtis klausė sūnaus, Petriu, kodėl mama šiandien tokia tyli, ką? Sūnus sako, paprašė, kad paduočiau lūpdažį, aš netyčia, žinok, tėti padaviau klijus. O, šaunuolis, sako tėvas. Šaunuolis.